Sveiki vaikai! Visų pirma, aš jūs visus labai noriu pasveikinti su naujais mokslo metais. Ir šiandien aš vėl pradėsiu jums skaityti knygutes, o jų pas mane tikrai, patikėkite, labai daug. Ir šiemet aš vėl nusiteikusi jums skaityti knygas. Na, o pasižiūrėkite, kasgi čia sėdi ant mano stalo. Štai, pasižiūrėkite, kiek pas mane meškiukų gražių. Na, šitie meškiukai yra mano rankų darbo. Štai pasižiūrėkit, koks šitas meškiukas juodas. Na, mes jį galime pavadinti juoduku. Na, toksai vat mano pasiūtas meškiukas. Vat čia jis pas mane ir gyvena, toksai meškiukas. Pažiūrėkite į šitą meškiuką. Na, jo vardas galėtų būti rudnosiukas. Va toks meškiukas irgi mano. Kitą meškiuką, kurį aš pasiuvau, yra va toksai geltonas. Jį galime pavadinti geltoniuku. Toksai geltonas pūkuotukas. Na ir kitas toks mano irgi meškiukas pasiūtas, jis labai senovinis, turi tokią kaladėlę gražią. Šitą meškiuką mes galim pavadinti pūkeliu, nes jis labai pūkuotas ir labai minkštas. Na, o kaip jūs galvojat, vaikai, kodėl aš susisodinau savo meškiukus? Na, todėl, kad aš labai mėgstu meškiukus, labai myliu meškiukus, siūnu meškiukus. Meškiukų pas mane namuose yra labai daug, man jie labai mieli. Ir aš turiu netgi 3 knygutes su meškiukais, kurias norėčiau jums ir pristatyti. Šias knygutes parašė rašytoja Evelina Dociūtė. Štai pasižiūrėkite, jos tikrai panašios į mano meškius. Štai pirmoji knygutė yra Lubinų labirintas. Labai gražios iliustracijos, iliustruotos labai gražiai knygutės, štai tokie meškučiai. Tai čia yra pirma serija Lubinų labirintas. Na, kita knygutė, kurią aš turiu, irgi meškių istorijos, vadinasi Svajonių sodas. Štai tokia knygutė. Irgi tokia knygutė. Na, o trečioji knygutė mano rankose štai kokia. Ir šiandien aš ją noriu jums paskaityti. Būtent Meškiai eina į mokyklą. Kadangi prasidėjo rugsėjis ir mes visi pradėjome eiti į mokyklą, tai kartu su meškiais eisime į mokyklą ir skaitysime knygeles. Taigi, šiandien aš skaitysiu Meškiai eina į mokyklą. Net 7 mažiems meškiams ši vasara išties kitokia. Solė, Mija, Aja, Lukas, Arnoldas, Trezoras ir Benediktas ką tik baigė darželį. Jų laukia mokykla. Ir smagu ir neramu. Tarsi ledus užgertum karštą arbatą ir burnoje būtų ir šilta, ir šalta. Taip ir meškiams. Vieną akimirką jie džiūgauja. Valio, pagaliau, ate darželį. Mes jau beveik pirmokai. Kaip kietai. O kitą akimirką jau nerimauja. Jau geriau niekas nesikeistų. Gal ir nebuvo tame darželyje tai blogai. Gal net visai gerai ten buvo. Ar girdėjote, kad mokykloje negalima kūliais verstis? Siaubas negali būti. Meškiai vis rečiau žaidžia, vis dažniau dalijasi klausimais ir gandais. Arba dar keisčiau, susėda rateliu ir tyli. Per vieną tokį pasisėdėjimą Trezoras prisiminė. Mano močiutė sako, žodžių yra mažiau nei jausmų, kaip medžių yra mažiau nei lapų. O ką tai reiškia? Nesuprato Lukas. Matyt, ne visada galima rasti žodžių apie tai, kaip tu jautiesi, spėjo Aja. Arba kaip dėdė Jeronimas sako, per audrą žuvis nekimba, pridūrė Benediktas. Nutęsė meškiai ir visi dūsauja, taip, kad net smilgos linguoja, tarsi žalia jūra banguotų, bet meškiai suka galveles ir šito nė nepastebėsi.
Štai vaikai, pasižiūrėkite, kokios gražios iliustracijos knygutės. Kitą istoriją noriu paskaityti susitikimas žemuogių pievelėje. Štai toksai meškiukas žemuogių pievelėje. Labai gražus meškiukas, taip. Ir paskaitysime šią istoriją. Mažųjų meškių draugas ponas Albertas nustebęs. Kas tiems meškiams nutiko? Tokie pritilę, nei klegesio, nei juoko pieveliai. Kągi, nieko nebus, teks išsiaiškinti. Senasis meškis žino, ko būtiniausiai reikia rimtam pokalbiui. Pirmiausia, jis užsuka pas tetą Adelainę šokoladinių keksiukų. Tada prisikrauna pintą krepšį savo saldžiųjų kriaušių ir įtalpina butelaitį naminio citrinų limonado. Žemuogių pievelėje nei judesio, nei garso. Ponas Albertas tik geriau įsižiūrėjęs pastebi 7 aukštoje žolėje. Sveiki, mažieji, jūs tokie tylūs, kad vos nepraėjau pro šalį. Kas nors atsitiko? Vieni meškiai gūžteli pečiais, kiti pasimuisto. Nieko, nelinksmai atsako Lukas. Visai gerai? Na kaip, numykė Aja, ne visai gerai. Taip, burbteli Benediktas, viskas ne taip jau ir gerai. Neramu mums, žiaumodamas smilgą priduria Trezoras. Baisu, prisipažįsta Arnoldas. Nors bėk ir rėk, linkteli galvą Solė ir Mija. Ponas Albertas pritupia greta, iš krepšio ištraukia staltiesę, patiesia ant žolės, ant jos sukraustos skanėstus, meškiai iškart nušvinta. Mėginsiu spėti, pasiūlo ponas Albertas. Gal išgirdot, kad teta Adelainė išsikrausto iš girios ir nukabino nosis, kad liksite be jos skanumynų? Ne, purto galvas meškiai. Ir gerai, nes tai netiesa, tik paikų šarkų tarškalai. Tai gal jūs baugina lietus ir žaibai, kurie šiomis naktimis trankosi po mūsų girę? Ne. Tai gerai, baigsis karščiai, liausis ir tos audros. Ponas Albertas padalina keksiukus. Spėsiu dar kartą, tikriausiai nerimaujate dėl mokyklos. Taip, chorų sušunka meškiai. Labai. Miegoti negaliu, guodžiasi Arnoldas. Sapnai nekokie, dudena Benediktas. Aš tai nelabai bijau, žvaliai išpyškina Lukas ir kiek tyliau priduria. Tik kartais vienas per kitą meškiai puola pasakoti, koks nerimas juos susodino ant žolės kilimo ir neleidžia žaisti slėpynių. Didžiojoje girioje braidyti upelyje nerūpestingai, dūkti pievelėje ar klaidžioti lubinų labirinte. Štai meškiukai sėdi pievelėje ir valgo keksiukus. Na, tokie va gražūs meškučiai. Skaitom toliau, kuogi viskas pasibaigė. Taigi, meškiukai visi susėdo, puikiai pavalgė skanių keksiukų. Ir šitoje vaikai knygoje dar yra daug labai istorijų apie poną Albertą, kuris prisimena mokyklą. Taip pat yra, kaip Uršulė drąsina seserį eiti į mokyklą. Pokalbis tetos Adelinos virtuvėje ir su labai daug gražių iliustracijų šiuose knygelėse. Aš jums paskaičiau porą istorijų iš šitos knygelės, kurią mes dabar matome. Ir jeigu kažkam labai patiko apie meškių istorijas, jūs tikrai galite įsigyti šitas knygutes bibliotekoje arba knygyne ir paskaityti. O dabar aš noriu su jumis atsisveikinti. Meškučiai jums irgi taria sudie ir iki kitų susitikimų, vaikai. Iki.